Susakiau 16 langų, viskas čia su 100% nuolaidėlė, labai fainas. Čia langai nuo 5 darbo dienų, pas mane kadangi spalvos yra, tai biškai ilgiau darys, bet vis vieną tu galėsi sėsti. Bam, suvedė, nereikia ten siūsti laiško, kur tau parašys pasiūlymą, tai senovinis toks metodas. Čia normaliai lietuviai pasidarė. Kyla klausimai, skambinė, sakai, kaip čia tas, kaip anas, kaip atsidaro, kiek laipsnių. Susidėjom nematomus vyrius, kad, jie žiauriai gražiai atrodo. Standartiniai langai tokie vyriai. O čia toks mechanizmas yra pas juos, kur nesimato, nėra šitų. Žmonai žiauriai patiko, bet jie atsidaro tik 110 laipsnių. Tai gaunasi, kad terasinės duris galėtų pilnai atsidaryti, jie atsidaro tik 110. Visur kitur tai koks skirtumas, nes langas, ir kai atsidaro, ir negili anga, viskas jis atsirėmė. Tai va čia yra 105-104 laipsnių. Tai va tiek ir tos balkono duris atsidarys. Grožiaukas. Bet tikrai gerai, kaina gera, čia viskas A++, darom, atvežimas, viskas. Spaudė varnelę, sumoki, laukia viskas. Važiuos tuo langą. Dar nevažiavo. Gal po pietų važiuosim. Aš turėjau aukso atsargų, jau dabar beveik neturiu, 5 gramai liko. Bet pardaviau monetą. Pirkau auksą po 5 gramas, o dabar pardaviau, dabar visur akcijos krenta, tai ir auksas krenta. O žinot kodėl? Nors auksas turėtų būti, o prie ko čia auksas? Saugi tokia investicija, bet yra toks bairis, kad tie, kas investavę su dideliu pečiu į akcijas krenta ir jiems tada kešo reikia. Ir jie tada parduoda auksą, kur turėjo, kad galėtų apmokėti tas nuostolius. Margin call vadinasi. Bet paskui auksas atšoka, kad tai kokia krizė bebūtų, auksas tai visiškai nieko neuždirba jokių pinigų, aš pirkau po 5, pardaviau po 9,3, vis kažkart nepardaviau, nes mokesčius reikia mokėti, kas už 2,5 tūkstančio. Bet va, pardaviau kaip tik ir langam užteko, bam, tam ir laikiau. Aš kada mokėjau po 5, tai nereiškia, kad tas auksas pabrango ir aš uždirbau, aš tiesiog išlaikiau vertės. Kiek prieš 5,000 metų Babilonė galėjai nusipirkti duonos, tiek ir dabar už auksą galėjai tiek paduonos nusipirkti. Taigi čia pušelės auga, o čia pušelių girukės pasidariau. Žiūrėkit, va, jungiasi celofanas su žalia tai neatspindi kaip celofanas. Tai tiek to jau, pakentiesim. Bet čia tai pas mane stovės pečiukas, siena įkaista. Ir čia visur tos sujungimus aš uždengiau su folga. Specialiai lipni juosta, iš aliuminio tiesiog. Ir visas tas celofanas niekiek nesušils. Sušils, aišku, nes čia oras sušyla, bet daug lėčiau sušils. Tai galvojau, ar čia dėt, ar nedėt kažkokią tai vatą, nes čia pats celofanas iki 80 laipsnių laisvai atlaiko, bet šiaip sienos įkaista, kad ir balta siena, jinai įkaista. Aišku, čia bus tas gipsas raudonas, kurisai kai dega ugnis, tai jis pusvalandžių ilgiau atlaiko nei paprastas pilkas. Ir dabar čia, kad užsidaryti, man reikia santechniką prasivedžioti. Taip, brėžinuką pasidariau, susipirkti reikia detalės, įdėti ir tada išsinuomoti, užpresuoti. Presuojamas jungtis naudosiu. Šiaip visur naudosiu presuojamas jungtis, nepaisant to, ar prieiti eini, ar negali prieiti. Nes tos užveržiamos, jos po metų būna kai kurios atsileidė truputį, reikia dar veržti, pamirši ir čia bus problemų. Kaip fainai nuvarėjau į Lemorą. O, sako, labas, Ankitanai, tave pažįstu iš YouTube'o. Sako, sėku tave, ateik nuolaidą padarysiu. O tai va, sekasi. Labai smagu, kai, ką aš filmuoju, bet tai nieks nežiūrėtų. Tai nefilmuočiau tada, tai ačiū žiūrovai, kad žiūri. Nepamirštat laikyti ir subscribinti, bet paskui, jeigu jūs nelaikinat, nesubscribinat, tai tada kitiem YouTube'as nerodo. Kuo daugiau rodo, to smagiau darytas video yra. Baigtų savo. Vos tilpo, būčiau daugiau paėmęs, bet tik tiek pinigų turėjau. Bet man atrodo, man šitie gal ir užteks, aš net neskaičiau, jeigu ką, sudėsiu dar į lubas. Kodėl aš įmiau knaufą? Todėl, kad ant jo užrašyta ekozė. Kadangi vidinės pertvaros garo izoliacija nesideda, vadinasi, iš vatos, kas sklinda, kokios tai dujos, jis ir kvėpuos, jis viduj tavo patalpos. Va ta, kur sudėta į lauko sienas, tai jinai yra izoliuota ir ten jau kažkokie tai kvapai nelabai eina. O vatą, kai daro, tai iš akmens, iš kažkokio tai ten, iš kažkokio. Čia stiklo vatą nežinau, iš smėlio gal daro, nežinau. Tiesiog išpūsta, kaip cukraus vatą išpučia, aš įsivaizduoju, taip ir čia išlydo tik tai kažkokius akmenis ir vata gaunasi. Bet kad jinai nesupliukštų, tai ją reikia kažkom supurkšt, kad jinai formą laikyti, visokios savybės, kad atsirastų. Pagrindinė mano gynyba prieš visokius chemikalus, kurie iš statybinių medžiagų kyla, tai yra tiesiog gera ventiliacija. Jau yra galimybė, tai kažką geriau. O čia, žiūrėkit, čia yra kas? Čia yra antenos kotas ir čia yra kas? Čia yra mano lauko antena. Mat labai graži, paprastas telefonas. Kaip routeris pajungtas, nupirkta kortelė, ežio ar kažkokia. Ir gaidys, ta prasme, ryšį taip lauke labai gerai gauda, nes ir taip čia yra 1-2 padalos, o viduj arba nulis, arba viena padala. Bet problema ta, kad
Čia kaime aš ne vienas toks gudras ir bandžiau ir vieną ryšį, ir kitą, ir viskas. Vakare dingsta tas internetas. Dieną ten gali 12 megabitų gaudyti, džiaugiesi. Po darbo valandų 0,1 megabitą. Susinešiam, pasidėjom, mandagiai, gražiai. O čia susinešiau komplektėlį 50 eurų. Bėda ta, kad depo rašo yra, o realiai nėra. Pas mane ateina 18-ukas. 18-ukui pusė detalių trūko. Važiuoti kitą kažkur ieškot. Nupirkau perėjimą į 16-uką. Ateina 18, sumažėjo iki 16. Pigiau kainavo, truputį srautas sumažės. Ir piniginė iš karto pastovės. Čia karštas vanduo. Jungtis presuojamos. Čia reikia sugalvoti kokiam aukštį, man atrodo 80 aukštį darysiu. Jas čia kažkaip pakabinti reikia tvirtai, nes ant jų tvirtinsis dušo kranas. Papresuojamas, kad nereiktų po metų pasimti sangučią ir eiti paviržiuoti. Užspaudžiamų, minusas tas, kad reikia įrankį namotis, nes jį nusipirkti, ką žinau, neapsimoka, kiek gyvenime kelis kartus darai, o jis jau pats šudiniausias kainuos 100 eurų. Tai turi viską susidėti, susiruošti, tada kažkada turi važiuoti, išsinuomoti, spausti, nuvežti atgal tą įrankį. Prarasi 5 eurus ir visą dieną važinėjimą. Visus jūs paviržiuoti, nes man vieną kartą buvo nušovęs. Ir tikrai, kai kurios truputį laisvokus. Nesąmonė, tipo, turi neperverš turi, paskui daverš turi. Čia yra vamzdis, tas daugias sluoksnis, jungtis, viskas įkišai, užveržiai, jungtis nieko nereikia čia galvoti. Bet jos tipo kartais atsilaisvina kažko tai. Jeigu galiu prieiti, tai va, šitai jau visas jungtis lygtis daveržiojimo. O prašom, kaip aš sprendžiu. Pagaliukas, pastorinimas ir šitas susukto nepajudinsi, o kažkaip taip, čia vienas ir kitas, tarp centrų 150, aukštį dabar va čia pasikoreguosiu. Pagal gulšiuką reikia pastatyti, reikia sugalvoti, kiek čia patraukti. Ką aš dar padarysiu tikrai, tai šitą paviršių užklijuosiu juostą, bet kokią sandarinimą tam, kad metalas tiesiogiai nesiliestų, nes jisai būna šlapės, kai šaltą vandenį leidžia. Šlanga tiek šilto, tiek karšta, tas karštas čia daug nieko nestaupysi turbūt. Visieną po kurio laiko teisė bus vanduo atšalęs, bet ant šalto, čia nėra antikondensatinė, ant jos taip nerašo, jos būna brangesnės, bet čia tikrai 10 kartų sumažas kondensatą, nes kai leidi šaltą vandenį, kaime jisai būna plus ten 8 temperatūros, tarkim, ir jisai būna visur visą laiką apsikondensavęs vasarą. O žiūrėkit, kokia pro technika. Čia specialiai suformuotas, nepažeidžiamas nipeliukas, ir jeigu čia driektų ir bėgtų, kad nuvarvėtų ir to medžio nepriliestų, išcentruota viskas, čiki-piki. 1, 2, 3, 4, 5, tik tai kabo, dar jokių vamzdžių nėra, kiek jau praėjo, važiuot namo tai reiks. Bet padaryta čia tai jau braš, ne šiapkrovas. Dabar reikia viską susikarpyti, susilankstyti ir susimauti su šitais. Va tokia mintis pas mane. Šaltas vanduo iš ten atbėga, čia ateina į tūliką, čia ateina į kriauklę ir čia ateina į dušą. Ten, kur šlangas jungias, aš nepatingiu užsandarinu tą jungtį. Ten, kur eina per šitą, čia tokia gal baisiausia man vieta, stengiuosi čia be jokios įtampos palikti ir privinimau dar papildomų tokių sluoksnių, kad neprazulintų. Hidraulinis smūgiai vamzdis juda. Dabar reikia tiesiog atsivežti replės. Čia, aišku, neįsiu pridėti, reikės atsisukti, užspausti, prisukti. Ir paskui suspaudus dar labai gerai čia irgi yra užizoliuoti. Pavyzdžiui, va šita vieta šlapsinai šalta. Čia metalas šlapsis, šaltas yra. Pažiūrėkit, jaunuolis mūsų deda, kaip gražiai, šilta. O aš ką padariau? Kažkaip sugebėjau, todėl kad nebuvo ten tų jungčių, ieškau, pavargau. Čia taigi kitokios, čia kiniškos. Šitos raudonos yra tiemė. O su jomis sudirbęs, jos yra brangios ir geros, manau. O šitus visus šūdus reiks pakeisti. Iš šiukšlių dėžės išsitraukiau, gal pakeis. Kaip tau mano pušų girukė? Super, labai skaniai. Ką primena? Sunku pasakyti, bet toks fermentinis gėrimas. Labai skanus. Jaučias, kad į sveikatą. Neprimena spraito? Tiesą sakant, pirmų kvapų biškį myžalas ir vienė.
Patinka tau tą vatą dėt? Nu tai jaučias progresą. A tai ne taip kaip vandenį ten dažyti, kur žiūna į viskas. Gerai, dabar bus toks reikalas, žiūrėk. Čia yra duris, vienintelis įėjimas. Nu dar per langą galime įeiti. Dabar paimsim tau kepurę ir ten nunešime vidų. Negaila? Čia padėsiu, va. Oi. Ir dabar užsuksim šitą sieną. Va, Gabrieliau, dabar pažiūrėk, kur tavo kepurė. Ačiū. Dėkingas. Kažkaip ją paimsim. Tai žinai, kad tu labai graži. Patinka, kai tėtis giria. Tokias leblytės įsinuomoji. Nupirkau jau dabar tos, kur reikia angalius. Šitie liko, nežinau, praplėštus priims ar nepriims atgal. Tai šitie dvigubai brangesni yra. Katu. Viskas išsispaudžia labai paprastai, su tom repliam būna 18, būna 16. Su tokiom gali lengvai atsikirpti vamzdį. Su tokiu jį ištiesini, pralygini, tai vadinasi kalibracija. Tada užmauni angalį, geriau niknišką. Išnuomoji replytės 8 euriukai. Ir užspaudė. Labai gera idėja yra padaryti hidraulinį testą. Tai padariau testą, pasirodė šitą ir šitą dar net nebuvau užspaudęs. Tam nepasitaiko. Kaime turi mokėti viską daryti. Neturi būti visų galų profesionalas, bet reikia lysvę. Ras susikaliai pasidarėjai. Reikia namą, ras pasistatėjai. Kaip pasistatysi, taip ir gyvensi. Ką? Žmona, kol aš čia dirbu, važinėja po salonus visokius. Durų anga visiškai aiškiai. Išrinko duris. Aš šitų neturėjau, tik paskui supratau, kad turiu. Tai panaudojau tuos U profilius. Būtent dūmelis įdėtas. Taip šaunuolis, jau gerai prigrūsk, kad šilta būtų. Prieliau, kur tu? Nebūsiu aš tave užsukęs? Pabelsk man čia, kur duris. Oh my gosh. Kaip tu išeisi? Labas rytas. Kas čia buvo, aš prisnygo? Miegojau šiąnakt kaime. Oho. Padėkit ką Gabrieliaus draugę. Pagamina mum pietum, sako, vargšai makaronus valgo. Verta buvo važiuoti. Ką, ir mano sklipelių atėjo eilė. Žu padaryti. Štai kiek mes jau gipso susidėjom. Eiktų savo. Valio. Neblogai. O šitas šaunuolis pertvarą sudėjo beveik visur vatą. O, pavyzdžiui, vonė. Visi vamžiai paslėpti, matot, va, išlenda tik šitie. Labai fainai, išlenda laidai, čia razetė. Labai džiugu, kad pagaliau pasibaigė šitas labai daug užtrukęs projektų. Konstrukcinė mediena šita visa matoma, jinai yra nuvalyta ir padengta nematoma apsauga. Labai fainai. Pralinksminkit mus ir laikus dėkit. Pasubscribinkit, tiek daug jūsų žiūri reguliariai, bet nesubscribinat. Aš kuriu šitą video ir net savo malonumui, bet kai matai rezultatą, tada to malonumo daugiau yra. Kuo daugiau turi subscriberių, tuo daugiau žmonių YouTube'as pasiūlys šitą video. Jūs tai nieko neprarasit, padarė man gerą nuotaiką, dar ir išlosit. Pasubscribink, gerai? Būk mielas. Mūsų visą kiemą sufrezavo ir sulūžo. Laiku sulūžo. Dabar žiūrėk gražuolė. Tiek lapų. Dvigubai tiek sudėsim į keptuvę.